Kokią veiklą bevykdytumėt, ar tai individuali veikla pagal pažymą, ar tai mažoji bendrija, ar tai individuali įmonė, ar tai uždaroji akcinė bendrovė, pridėtinės vertės mokesčio įstatymas visiems galioja vienodai. Ir dar kartą noriu priminti ribas. Jau visi turbūt žino 45 000 eurų ribą pardavimų Lietuvoje. 10 000 eurų riba pardavimai ES neapmokestinamiems vienetams, kitaip sakant, fiziniams asmenims. Numesgiau megztinį, pardaviau, dar vieną megztinį pardaviau ir tokiu būdu, jeigu parduota už 10 000 eurų, jau atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtojais tose šalyse, į kurias nukeliavo megztiniai duotojo atveju. Ir dar viena riba, kurios nereikia pamiršti, tai 14 000 eurų pirkimų, prekių pirkimų riba iš ES apmokestinamųjų vienetų. Nupirkote drabužių skirtų perparduoti už 14 000 eurų, atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtojų. Išlygų kitokių nėra, nebent galima, perkant prekes iš ES apmokestinamųjų vienetų ir viršijus 14 000 eurų, galima registruotis SVS dalyviu, kitaip tariant, netikruoju PVM mokėtojų ir susimokėti PVM už tai, kas viršijo 14 000 eurų. Ir aišku, dėl SVS čia atskira būtų tema, nenoriu labai plėstis dabar trumpo ilsiuko metu, jeigu perkate paslaugas iš ES arba trečiųjų šalių. Tuomet irgi yra prievolė registruotis PVM mokėtojų arba netikruoju PVM mokėtojų SVS dalyvių. Bet dabar tai tiesiog pagrindinės ribos 45 000 eurų ir 14 000 eurų. 45 pardavimai, 14 pirkimai per kalendorinius metus. Viršijus šitas ribas arba artėjant prie jų, reikia registruotis PVM mokėtojais. Kito kelio nėra. Taigi pelningų verslų ir protingų sprendimų.